then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't. Visiems sveiki, su jumis mes Magulevičiai ir mes parodysime šiame vaizdo įraše, kai mes keliavome į Tbilisį, Gruziją, kitaip dar pavadinu Sakartvelą. Ir štai mes tokie esame, tai mes į ką dabar Armėnijoje, Jerevane, mes iš Jerevano keliausime mašiną. Tai nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą ir laikinti šį vaizdo įrašą. Pradedam. Atvarėm į Covagių food courtą, šiandien pavalgysim, nes mes tik 7 ryto pusryčiavom truputėlį, tai va. Teko išlipti, tai aš nežinau, kai mes čia dabar varysime tą Gruziją. Žodžiu, praeinam paso kontrolę. Va. Aš jau matau tenais Gruzijos vėliavą, Sakartvelą. Va čia išėjimas. Va ten reikės dar praeiti. Atvykome į Gruziją. Va čia irgi šunys yra. Dabar eis mūsų pasus vėl tikrinti ir tik dar galėsime važiuoti į Tbilisį. Čios pasivažinėja. O mes einam jau iki kontrolės Gruzijai.
kažkokį restoraną. Čia dabar laukia mūsų pusiukas, kai atsigertis į pavalgys ir eisim pasivaikščioti. Tai va čia va Tbilisis toksai va, čia gan Kliučijų senamiestis. Nežinau, tau normaliai? Normaliai. Gerai, nes man irgi normaliai. Dar nusipirkau savo maikės ir tušinuko, kaip ir iš Armėnijos, taip ir iš Gruzijos, arba kaip Sakartvelo. Gaila su šito nepasiūžinė, nes ne visa mūsų grupė norėjo su šitais, tai ir mane leis vienai. Taigi aš jums dabar parodysiu, ką nusipirkau iš Tbilisio, Gruzijos, nes mes jau grįžome namo, kaip pasakė Samanda, ir į Jerevaną grįžom. Tai gerai. Su pirmu, aš tik 2 dalykus nusipirkau. Tai pirma, maikė tokia su chingaliais. Čia yra gruzinų, kaip ir tradicinis patiekalas, toksai chinkalį noras, kad valgiau sau nieko, bet truputį jau atsibodė, bet aš vis tiek negalėjau rasti tinkamos maikės, antrą maikės kokias nors. Tai va. O, Jezu. Ai, jau viskas gerai. Va, žodžiu, jinai va tokia va yra. Ir va čia Džordžija. O, gerai. Ir va tokį va tušinuką nusipirkau. Tai va. Ką mes pastebėjome Tbilisyje, pavyzdžiui, ką aš galiu pasakyti, aš ten prasivaikščiau ir aš labai mačiau daug tokių dalykų, pavyzdžiui, kaip Ukrainos vėliava, žodžiu, ten kažkaip labai susiję dalykai su politika, ar ten toks gal daug triukšmingesnis miestas, pavyzdžiui, Jerevanas, ir ten tiesiog, taip, aišku, įdomu buvo, ten žmonės visokiausi. Tai bet vis tiek ten labai su politika užsiema reikalais ir plus jie labai nori įstoti į Europos Sąjungą, tie sakartveliečiai, tie gruzinai ir taip toliau, tie, kas gyvena Gruzijai. Nes jis vis tiek Europos Sąjungos vėliava šalia su Gruzijos, Sakartvelo vėliava. Tai va. O aš pastebėjau daug turistų. Jo. Jeigu jums įdomu buvo pamatyti Tbilisį mūsų akimis
aš aišku filmavau pagrindė. Tai aišku dar kartą primenu, palaikykite vaizdo įrašą, prenumeruokite kanalą, viso gero.